Rolandas Janikaitis. Ačiū, merė. Kolegos, vėl, savivaldybės lėšos yra brangios. Jos yra visų mūsų. Ir vienam kažkokiam tai individualiam objektui, tas namas yra individualių žmonių objektas. Jam skirti, sudėtinga. Kas kaltas? Kaltas yra labai daug tų grandžių, kurių viso dalyvavo. Pirmiausia, turbūt patys gyventojai, įmonė, kuris statė, ir priežiūros institucijos, kurios buvo. Pirmiausia, mes kaip kalbėjom, jie turi padaryti butų ūkis auditą, pasakyti, kas kaltas, o pinigus skirti individualiam žmogui. Aš remontuoju namą, nesuremontavau ir man jūs skirsit, jie darė kažkokią tai įmonę, jam nepadarė, nubėgo, jam paskirkim pinigus, suremontuokim. Visi pinigai, visi mūsų yra. Negalima taip mėtytis, nesvarbu, ten tie žmonės aktyvūs, neaktyvūs, jie eina, braunasi, rašo, nerašo, bet pinigai mūsų, jie skirti visiems naudojimui. Taip, kad labai atsargiai su tais skirimais pinigų reikia. O kas kaltas, tegu įsiaiškina butų ūkis, kiti ir nustato kaltininkus. Ačiū ir paskutinis Kęstutis Traškevičius. Gerbiami kolegos, tai aš tik noriu irgi pasakyti, kad prieš mėnesį laiko kontrolės komitete buvo nagrinėtas šitas klausimas apie renovacijos programą ir mes tiesiog prašėm, kad kontrolės ir audito tarnyba atliktų auditą ir padėtų galbūt nustatyti tam tikras atsakomybės iš butų ūkio darbuotojų pusės. Ten buvo kalbėta, kad nelabai aiškus ir anksčiau ten dirbusio pono Pabedinsko vaidmuo ir tiesiog iki šiol į šios klausimus mes siūlym, kad ir butų ūkis bandytų atlikti tyrimą ir pats atsakyti, bet gal aš ir noriu klausti, galbūt žino departamento direktoriai, gal kažkoks tyrimas yra pradėtas jau pačiam butų ūkį, nelaukiant to audito, kuris bus 2017 metais. Pakol kas ne. Ačiū kolegos.